Panevėžio krepšinio komandos BC Lietkabelis žaidėjas Gabrielius Maldūnas jau 4 metus rengia krepšinio stovyklą jauniesiems sportininkams. Tikslas vienas, tai suvienyti Panevėžio krepšininkus, duoti jiems užimtumą vasaros metu ir smagiai praleisti laiką. O vyksta 4 metai, šį kartą Raimundo Sargūno gimnazija jau 2 metai. Ir vaikai vis sugrįžta, ateina naujų, tai labai smagu daug matyti čia vaikų. Šiais metais stovykloje savo patirtimi dalinasi ne tik Gabrielius, bet ir kiti krepšinio komandų treneriai bei varžybų komentatoriai. Turime trenerius iš Lietkabelio, iš Nevėžio trenerių, ir iš Norvegijos vienas treneris, ir vietinių trenerių turim. Tai tikrai daug trenerių atvažiuoja svečių, turėjom ir teisėjų, ir žurnalistų, ir komentatorių, ir krepšininkų. Tai tikrai daug visokių ir edukacijų turim užsiėmimų ir užsiėmimų nesusijusių su krepšiniu, tai tokia gaunasi užimtumo stovykla. Stovyklos pagrindinis tikslas – ugdyti naują krepšininkų kartą, parengti žaidėjus būti stipriais ir ištvermingais aikštelėje. Stovyklos organizatorius Gabrielius Maldūnas teigia, kad jaunimas išties motyvuotas, o treneris Dangerdas priduria, kad jaunimas pasiryžęs uoliai dirbti. Aišku, jaunimas kaip ir visada išdykęs, bet vis tiek su jais labai smagu ir matome, kad jie tikrai nori sportuoja ir ateina ir papildomai dabar mėto ir tikrai jų pastumėti nereikia, jie patys laksto, susiranda veiklų ir be trenerių, tai tikrai labai smagu. Tikrai, manau, smagu, jog vaikai įsitraukia, patys nori rodo viską, o mums tai lieka tiesiog padėti jiems išpildyti jų svajones. Kaip treneris Dangerdas džiaugiasi galėdamas prisidėti prie sportininkų technikos tobulinimo. Asmeniškai tai sakyčiau, labiau technikas tengiamės išgauti, kadangi čia stovykla, bandom patobulinti individualius įgūdžius, taipogi komandinius bandom, bet manyčiau technika čia jie labiausiai pasitobulina. Stovyklos dalyviai džiaugiasi, kad galėjo pagerinti savo asmeninius įgūdžius ir visų treniruočių metu daug dėmesio galėjo skirti savo technikai. Labai gerai treneriai, labai patinka, atrodo, kad nori net baigti stovyklą, tiesiog labai faina naujų draugysčių atsiranda ir tiesiog labai faina patobulėjai. Ko naujo išmokai, kokius įgūdžius daugiausia pagerinti? Pasitikėjimas savimi, nes žaidi vienas prieš vieną ir pamatai, kiek tu gali prieš kitus žaisti ir labai patobulėja driblingas. 10/10 labai patinka man čia. Ko naujo išmokai, kokiose srityse daugiausia patobulėjai? Manau, labiausiai skillsai, kaip senais, kad apgaut žaidėją ar kartais ir metimą. Aš išmokiau draugauti su mano komanda, labiau draugauti ir daryti pick and rollus. 10/10 patinka tiesiog žaisti krepšinį. Kokios patirtis, ko daugiausiai išmokai, kokius įgūdžius pagerinai? Varimą ir metimą. Ko išmokai, kokius įgūdžius pagerinai labiausiai? Cross jab, open under, verpsti, 1-prieš-1 žaidimą. Gabrieliaus Maldūno stovykla jauniesiems krepšininkams tai ne tik sportinių įgūdžių tobulinimas, tai ir mentaliteto ugdymas bei dar gilesnis susipažinimas su krepšinio pasauliu iš arčiau.